Senajame Lahoro mieste stovėjo daugiau nei 300 metų senumo dvaras. Jo sienos buvo pajuodusios, o durys išlaužtos. Žmonės laikėsi atokiau nuo šio dvaro. Naktį iš ten sklido keisti garsai. Niekas nedrįso artintis prie šio dvaro. Rajono vyresnieji sakydavo, kad šis dvaras priklauso Nababui. Nababas buvo labai žiaurus ir sukėlė daugeliui žmonių skausmą. Vieną dieną Nababas staiga dingo. Nuo tada šis dvaras buvo apleistas. Žmonės sako, kad Nababo dvasia vis dar ten klaidžioja. Kas ten nueina naktį, tas negrįžta. Arba grįžta taip išsigandęs, kad net negali kalbėti. Šią istoriją man papasakojo mano senelis. Jis pats daug matė apie šį dvarą. 2010 metais į Lahorą atvyko mano draugas Usmanas. Jis buvo dailininkas ir norėjo nufotografuoti senus pastatus. Aš jam papasakojau apie šį dvarą. Iš pradžių jis nusijuokė ir pasakė, kad tai visos istorijos. Uždraudžiau jam, bet jis neklausė. Vieną dieną jis nuėjo link dvaro su savo fotoaparatu. Aš taip pat pradėjau eiti kartu su juo, kad galėčiau jį sustabdyti. Kai pasiekėme dvarą, pajuto keistą šaltį. Buvo vasara, bet ten buvo labai šalta. Pagrindinės dvaro durys buvo atviros. Usmanas pradėjo eiti vidun. Paėmiau jį už rankos ir liepiau jam grįžti. Bet jis manęs neklausė. Jis pasakė, kad padarys tik keletą nuotraukų. Bandžiau jį paskutinį kartą sustabdyti, bet jis nusišypsojo ir įėjo vidun. Dvaro viduje buvo tamsu. Ant sienų kabojo seni rėmai. Ant grindų buvo purvo ir lapų. Visur buvo voratinklių. Usmanas išsitraukė fotoaparatą ir pradėjo fotografuoti. Aš stovėjau prie durų. Mano širdis plakė labai greitai. Po kurio laiko Usmanas pajudėjo laiptų link. Laiptai vedė į viršutinį aukštą. Sušukau, kad jis ten neitų, bet jis manęs neklausė. Jis lėtai pradėjo lipti laiptais. Su kiekvienu žingsniu pasigirdo medžio girgždėjimas. Staiga iš viršaus pasigirdo balsas. Tai buvo moters verksmas. Usmanas sustojo. Jo veidas išbalo. Jis pradėjo leistis žemyn. Mudu abu pradėjome bėgti link durų, bet staiga durys užsitrenkė. Bandėme jas atidaryti, bet jos neatsidarė. Atrodė, lyg kažkas būtų jas užrakinęs iš išorės. Usmano rankos pradėjo drebėti. Jis dabar išsigando. Tada vėl išgirdome verksmą. Garsas artėjo. Atsigręžėme ir pamatėme šešėlį ant laiptų. Šis šešėlis lėtai artėjo link mūsų. Įjungiau šviesą savo mobiliajame telefone, bet šviesa nepasiekė šešėlio. Usmanas sušuko, kad neždintumėmės iš čia. Vėl stipriai pastūmėme duris. Šį kartą durys šiek tiek prasivėrė. Išlipome ir pradėjome bėgti. Neatsigręžėme. Kai pasiekėme saugią vietą, sunkiai kvėpavome. Usmano veidas buvo visiškai išblyškęs. Jo rankos vis dar drebėjo. Jis sakė kažką matęs. Paklausiau jo, ką jis matė. Jis pasakė, kad būdamas ant laiptų pamatė moterį. Moters drabužiai buvo senoviniai. Jos plaukai buvo palaidi. Jos akyse buvo ašaros. Moteris pažvelgė į Usmaną ir bandė kažką pasakyti, bet ji negalėjo ištarti nė garso. Tada ji dingo. Usmanas išsitraukė fotoaparatą ir pradėjo žiūrėti į nuotraukas. Pamatęs savo darytą laiptų nuotrauką, jis suklykė. Nuotraukoje aiškiai matėsi moteris. Už jos buvo ir kitų šešėlių. Nusprendėme išsiaiškinti šio dvaro istoriją. Nuėjome į biblioteką ir pradėjome ieškoti senų įrašų. Ten radome seną knygą. Knygoje buvo rašoma apie šį dvarą. Iš pradžių šis dvaras priklausė Navabui Ahmedui Ali Khanui. Navabas buvo labai turtingas, bet ir labai žiaurus. Jis įtarė savo žmoną, kad ji įsimylėjusi ką nors kitą. Įsiutęs Navabas užrakino žmoną dvare. Jis net nedavė jai maisto ar vandens. Žmona kelias dienas verkė ir maldavo pagalbos, tačiau niekas jai nepadėjo. Galiausiai ji mirė iš bado ir troškulio. Knygoje taip pat rašoma, kad Navabas labai gailėjosi. Vieną naktį dingo ir Navabas.
Taip pat kalbėjomės su apylinkės vyresniaisiais. Vienas senolis papasakojo, kad jo senelis matė šį įvykį. Kai mirė Nababo žmona, jos dvasia nusprendė atkeršyti. Vieną naktį Nababas miegojo. Pasirodė jo žmonos dvasia. Dvasia išgąsdino Nababą ir kažkur jį nusivedė. Ryte, kai tarnai patikrino kambarį, Nababo nebebuvo. Ant jo lovos buvo kraujo pėdsakų. Nababas daugiau niekada nebuvo matytas. Nuo tos dienos dvare pradėjo dėtis keisti dalykai. Naktį buvo matomos šviesos. Buvo girdimas verksmas. Daugelis žmonių ten matė šešėlius. Kiekvienas bandantis ten praleisti naktį, rytą išprotėdavo. Vyresnysis sakė, kad Nababo žmonos dvasia vis dar troško teisingumo. Dabar Usmanas labai nerimavo. Jis sakė, kad naktį negali miegoti. Jis sapnuose matė tą moterį. Moteris norėjo jam kažką pasakyti. Pasiūliau nuvesti jį pas Malvi sahibą. Nuėjome pas pagyvenusį Malvi sahibą. Usmanas jam viską papasakojo. Malvi sahib pasakė, kad tai labai pavojinga. Dvasia norėjo susisiekti su Usmanu. Galbūt ji norėjo jam perduoti žinią. Malvi sahib padeklamavo Usmanui keletą eilių ir iškvėpė paskutinį kartą. Jis pasakė, kad dabar jis saugus, tačiau jis taip pat pasakė, kad siela vis dar yra dvare. Ji neras ramybės, kol visi nesužinos jos istorijos. Malvi sahib uždraudė mums vėl eiti į dvarą. Praėjo kelios savaitės. Usmanas grįžo į savo miestą. Bet aš negalėjau pamiršti šios istorijos. Nusprendžiau parašyti šią istoriją, kad žmonės žinotų. Parašiau straipsnį vietinėme laikraštyje. Straipsnyje papasakojau visą dvaro istoriją. Papasakojau Nababo žmonos istoriją. Šis straipsnis tapo labai populiarus. Žmonės jį perskaitė ir visi gailėjosi. Kai kurie žmonės uždegė žvakes priešais dvarą. Jie meldėsi už šią nekaltą moterį. Sakoma, kad nuo to laiko garsai iš dvaro sumažėjo. Verksmo nebėra taip dažnai girdima. Galbūt siela rado šiek tiek ramybės. Tačiau naktį ten vis dar pavojinga praeiti. Žmonės vis dar vengia šių dvarų. Net ir šiandien tie dvarai stovi Lahore. Jų sienos dar labiau sugriautos. Tačiau jų istorija gyva. Visi žino, kas čia nutiko. Rajono vaikai iš baimės laikosi atokiau. Vyresnieji pasakoja šią istoriją naujajai kartai. Tai pamoka, kad neteisybė turi labai blogų pasekmių. Nababas skriaudė savo žmoną ir už tai buvo nubaustas. Net ir šiandien, jei naktį praeisite pro šiuos dvarus, pajusite keistą šaltą vėjėlį. Galbūt kartais net išgirsite tą verksmą. Ar ši istorija tikra ar legenda, nežinoma. Tačiau tie, kurie ją žino, niekada jos nepamiršta. Ši istorija juos seka. Galbūt todėl ši istorija perduodama iš kartos į kartą. Draugai, jei jums patiko ši baisi tikra istorija, būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite varpelio piktogramą, kad galėtumėte ir toliau gauti tokių įdomių ir bauginančių istorijų.